Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Kupiškį miestą šiaurės rytų Lietuvoje. Čia jūs sveikina Lietuvos galiūnų čempionato antrasis etapas. Kupiškis, pavadintas pagal Kupos upę, ten ir įsikūręs Kupiškis. Kupėti reiškia smarkiai bėgti, kunkuliuoti, srauninga kupa smarkiai teka. Na, labai daug energijos ir bėgimo ir jėgos pademonstruos mūsų galiūnai. Šiaip 2024 metais Kupiškį ne vienas stambus reginys ir nacionalinio ir tarptautinio masto sudrebins, kaip ir kasmet pagrindiniai renginiai vyksta prie ketvirto pagal dydį dirbtinio vandens telkinio Lietuvoje, Kupiškio marių. Na ir čia, kaip ir sakiau, Lietuvos galiūnų čempionato antrasis etapas būtent prie Kupiškio marių ir vyksta, Aukštupėnų kaime, kur 10 galingiausių Lietuvos galiūnų varžysis 5 rungtyse, tai yra traktoriaus tempimo, hantelio kėlimo, maišų metimo į aukštį, pritūpimų su burbulais, 25 kg akmens metimų į tolį ir svorio nešimo. Taip pat, aišku, nepraleisime progos, pamatysime stipriausią planetos žmogų Žydrūną Savicką. Tai buvo masinama žiūrovai ateiti čia ir pasižiūrėti ne tik į galiūnus, bet ir į stipriausią planetos žmogų. Matote daug pažįstamų veidų: Lukas Mataitis, Modestas Struckus. Na, tikrai pažįstami veidai, kurių kovas mes stebime. Viskas, visi 12 galiūnų pasiruošę. Saulius Brusokas, vyriausias iš šių varžybų teisėjas, taip pat pasiruošęs, tikra legenda. Kuo geriausios sėkmės varžybose, žiūrovom gerų įspūdžių, gero renginio, be lietaus. Ačiū Jums labai. Auksė Čepelė tarė įvadinį žodį, linkėdama galiūnams sėkmės. Trauks 5 tonų sveriantį traktorių. Laiko limitas 60 sekundžių, laimės galiūnas tas, kuris nutrauks greičiausiai. Gali pasitaikyti, kad ir nenutrauks, tada matuosime atstumą. Na, o mums šias varžybas padės komentuoti, kaip visada, žmogus, kuris labiausiai išmano galiūnų sportą ir yra šio sporto vėliavnešys, stipriausias planetos ir daugelio rekordų autorius Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Aš kažkaip žvilgtelėjau į plakatą, kuris pernai ar užpernai reklamavo, kad jeigu norit pamatyti Žydrūną Savicką, atvykite į Kupiškį. Šiais metais jūsų nėra. Taip, čia nebuvo. Nepavyko atvykti, vis tik tai varžybų daug galiūnų, suderinti grafikus ne visada pavyksta, nors šiais metais praktiškai visose varžybose buvau Lietuvoje, bet Kupiškė nepavyko. Taip, ar aplankote Kupiškį? Taip, esu kilęs iš Biržų, tai... Oi, tai jums ten visai ranka paduota, aš tik tai... Visai ranka, dažnai dabar pravažiuoju pro Kupiškį, važiuodamas aplankyti savo giminų į Biržus, tai iš tikrųjų dažnai tenka pabūti. Aš tai pasižiūrėjau, kad ten rinko šimtmečio Kupiškėną Virgilijus Alekna, Julius Greimas, Valdemaras Kukolas, signataras Leonas Apšega. Dėl Aleknos nežinojau, jis kažką prie Kupiškio? Taip, prie Kupiškio, netoli Biržų. Oi, tai klausykit, va, kur yra ta Lietuvos stipriausių ir Lietuvą labiausiai garsinančių žmonių kalvė. Biržai Kupiškis? Taip, Sėlių žemės. Tikrai taip. Su Kupiškiu draugystė užsimezgė, buvo 20 metų pertrauka, bet dabar galiūnų sportas, kai grįžo, suleido šaknis ir dabar gražiai bujoja. Taip, iš tikrųjų labai patiko praėjusių metų varžybos Kupiškio miesto gyventojams ir miesto rajono valdžia tikrai nutarė bendradarbiauti ir tikiuosi, kad ši tradicija tęsis, nes tikrai puikia vieta, puikia atmosfera, puikų žiūrovai. Gerai, o mes žvilgtelkime, čia Audrius Jokubaitis, 44 sekundės 67 šimtosios. Pakalbėkime apie šią rungtį, vėl grįžtame prie traktoriukų. 5 tonos, aš kaip visada žiūriu jūsų šypseną, vėl duoklė rėmėjams, taip? Taip. Žemdirbių kraštas? Žemdirbių kraštas. Matome, ūkininkas tempia, Saulius Kikas dabar traktorių, tai iš tikrųjų tenka jam ne tik vairuoti, bet ir tempti. Ar čia yra pranašumas ūkininkui? Aš manau, kad pranašumas gali visada turėti po ranka treniruotėms traktoriuką ir
manau, kad Saulius tą ir daro, treniruojasi. Saulius Kikas, jau esame kažkada šnekėję, visai jisai gražiai suderina žemdirbio amatą ir galiūnų sportą. Taip, iš tikrųjų susiję. Aišku, dabar technika padeda daug ūkio darbuose, bet vis tiek visada ūkininkai buvo stiprus vyrai. Kita vertus, dabar technika tokia, kad tu gali būti Maljorkoje ir valdyti savo traktorių. Taip, iš tiesų technologijos žengia pirmin. Yra kaip kosminis laivas. Gerai, 44 buvo Jokubaičio, o kaipgi Saulius Kikas 0-1, peržengė jis vienos minutės. Neperžengė, 57-79, bet kokiu atveju tai yra antrasis kol kas rezultatas. Jūs jau čia tuo profesionalo žvilgsniu, Žydrūnai, įvertinkite čia įkalnę ar ne? Čia atrodo, kad pakankamai lygi vieta. Tiesiog traktorius nerieda taip, kaip norėtume, ir protektorius padangų stabdo, ir visi traktoriaus mechanizmai, tai iš tikrųjų sunkiau yra tempti negu vilkiką. Tai matome, kad sportininkam reikia dirbti pilna jėga visą distanciją, ir kada pilna jėga dirbi netoli minutės, iš tikrųjų nuovargis yra didelis, todėl tokių sprinto nematome čia. Čia reikia dirbti. Ir dirba, ir ugdo kantrybę. Aš šį žmogų Luką Mataitį vadinu ponas finalo ketvirtas. Visada dabar jisai patenka į ketvertuką, ar ne? Tik tam priklauso ar ketvirta, ar antra, ar trečia. Taip, iš tiesų taip. Bet jau garsiai apie save jisai sako, ir Kupiškieną jį taip. Iš kokio krašto Lukas? Lukas Mataitis yra iš Radviliškio. Aš šiek tiek gal tolėliau. Na ir žiūrime Luko Mataičio rezultatą. Irgi ne pirmas, bet ir ne trečios. Taip. 55 sekundės 56 šimtosios. Na, o dabar žvelgiame, kasgi čia Modestas Truckus, kuriam Kupiškis šiaip yra sėkmingas miestas. Taip, ir ši rungtis taip pat Modestui yra puikiai. Jis ir Audrius Jokubaitis yra tikrai stipriausi šią rungtį, tai dabar manau, kad Modesto tikslas yra pagerinti Audriaus Jokubaičio laiką. Modestui šiek tiek šis sezonas taip gal sunkiau, ar ne, įsisiubavo, bet dabar panašu, kad jis jau taip apie save vis garsiau ir garsiau primena. Manau, kad taip. Pasaulio taurėje užimta antra vieta, tikrai. Aš būtent dėl tos pasaulio taurės ir aikščiui. Puikus pasirodymas, ir manau, kad tai jį motyvuoja ir tolesnėms varžyboms. Aišku, tik tai kitas klausimas, kiek po tos pasaulio taurės turėjo laiko atsikvėpti, bet laikas kol kas yra geriausias. Iš to, ką mes matėme, tai yra 40 sekundžių 47 šimtosios. Beje, iš žiūrovų sulaukėte tų tokių gerų patarimų, žinot, kai visi ekspertai. Na, be abejo, kad kiekvienoje srityje visi yra ekspertai, tai būna patarimų įvairių, bet šiaip galiūnų sporte šiek tiek vis tiek reikia daugiau žinoti. Krepšinio šalyje galiūnų vis tiek nėra visi 3 milijonai ekspertai, šiek tiek mažiau. Taip, Modestas Truckus pirmas, Audrius Jokubaitis antras, Tomas Šliūpas trečias, Lukas Mataitis ponas finalo ketvirtas ketvertuke, o dabar didelis hantelis. Antrą rungtį. Hantelio kėlimas. Galiūnai kelia 80 kg, o kurie yra stipresni galiūnai kelia 95 kg. Laiko limitas 1 minutė. Čia reikalingi labai stiprus pečiai, labai stipri nugara ir svarbiausia psichologija. Sėkmės galiūnams. Kaip su ta psichologija, Žydrūnai, svoriai tai ne vienodi, 85 ir 90. Čia kaip įveskit, kas vyksta sportininko galvoje? Tai čia jau sportininkai treniruojasi ir žino savo galimybės ir turi pasirinkti, ar kelt 80 ar 95. Tie sportininkai, kurie iškels nors vieną kartą 95 kg sveriantį svarmenį, tai jau jie laimės bet kokiu atveju. Tai aišku, dauguma iš jų žino, bet jeigu būna, kad sportininko rezultatas yra toks maksimalus 92,5 ar 95 kg. Tai jau savęs neperspjausi. Tai iš tikrųjų yra rizika ir gali 95 neiškelti. Tai kartais būna, kad sportininkam tenka tokius priimti sunkius sprendimus, prie kokio svorio eiti. Na ir pasižiūrėsime, kieno taktika pasiteisins. Beje, ne veltui paklausiu, ar duoda jums kažkokių vietiniai žmonės stebintys galiūnų varžybos patarimų, nes galiūnų sporto dėka
dėka, kai Galiūnai važiuoja po visą Lietuvą, žiūrovai prisižiūrėję, vėliau ten įmonių, sporto renginiai, tai jau jie ekspertai būna. Patys didžiausi. Ekspertais būsime ir mes grįžę čia. Po trumpos pertraukėlės sveiki sugrįžę atgal į Kupiškį, kur vyksta antrasis šio sezono Lietuvos galiūnų čempionato etapas. Kupiškyje prie Kupiškio marių ir Žydrūnai, jau sakiau žiūrovams, kad labai plačiai Kupiškis užsimojo ir labai daug tiek vietinio, tiek pasaulinio lygio renginių vyksta šiais metais Kupiškyje. Taip, džiugu, kad regioninėse miestuose vyksta daug renginių ir ši vieta prie Kupiškio marių tikrai yra labai puikiai. Matome, kad šį kartą Galiūnams tenka rungtyniauti ant smėlio. Tai iš tikrųjų mūsų sporte yra įvairios dangos, žolė, asfaltas, smėlis ir smėlis toks vienas iš gal sudėtingiausių dangų sportininkams, bet sportininkai prisitaiko. Tikrai labai graži vieta. Beje, apie tą smėlį, tai čia vyksta rungtys paplūdimio futbolo aikštelėje su smėlio danga ir ta aplinkybė, jūs taip su šypsena, bet Galiūnams tai nėra čia ko vynioti vatą. Sunkiau? Be abejo, sunkiau. Iš tikrųjų, ypatingai šioje rungtyje, kur reikia stabilumo, tai aišku būtų geriau ant specialios platformos stovėti arba ant asfalto, bet šį kartą sportininkams tenka rungtis tokioje aikštelėje ir todėl svoris truputį yra mažesnis. Galbūt jeigu būtų asfalto danga, būtų 85 ir 100 kg svarmens svoris, tai šį kartą biškį yra mažesnis, todėl kad sudėtingesnės sąlygos. Aš dar primenu visiems, kad Kupiškyje antri metai jau iš eilės organizuojamos Galiūnų varžybos, poreikis šitoms varžyboms yra, tai labai džiugina ir tas renginys tikrai neliko nepastebėtas ir akrobatinis skraidymas pranešė, kad čia Galiūnų varžybos visiems demonstravo gražius piruetus Kupiškio aeroklubo oreiviai. Na, tikrai šventė Kupiškyje, o kaip su žiūrovais, ką sakė kolegos, daug susirinko ar ne? Taip, nemažai žiūrovų buvo. O Galiūnų sporte iš Kupiškio turim kokių garsių pavardžių? Kol kas neturim, bet kaip rodo istorija, tose miestuose, kur vyksta Galiūnų varžybos kelis metus iš eilės, tai paskui po kokių 10 metų pasirodo varžybų vaisiai ir atsiranda Galiūnai, kurie pradeda sportuoti tą sportą. Taip, Tomas Šliupas labai patenkintas savo rezultatu, pasirinko 95 kg ir iškėlė taip nemažai. Taip, iš tikrųjų tai viena iš geriausių Tomo rungčių. Tarp kitko jisai pats tuos svarmenis gamina. Tai viskas suprantama, prisijaukinės. Tai prisijaukinės jis juos. Pasiėmė 95, Audrius Jokubaitis, kaip suprantu, irgi nesismulkina. Taip, aišku, Audriui čia nėra pati geriausia rungtis. Visi kėlimai viršų nėra stipriojo pusė, bet sportininkas kiekvienais metais progresuoja ir bando pagerinti ir rezultatus šiuose rungtyse. Na ką, Tomas Šliupas 5 ar 6 kartus iškėlė, žiūrime. Audrius Jokubaitis 3 kartai. Dažnai labai užduodu per kiekvieną transliaciją, Žydrūnai, jums tą klausimą, kas tie favoritai, tarp kurių Struckus, tai net nebejoju, Jokubaitis irgi nebejoju, Mataitis, ar ne? Ir Tomas Šliupas. Ir Tomas Šliupas, tai tas ketvertukas, kuris ir dalinsis. Taip, šitas ketvertukas turėtų išsiaiškinti šiais metais, kas iš jų stipriausias. Audrius Jokubaitis, turbūt vertinat pagal tai, kad nėra jam palanki rungtis, rezultatas visai neblogas, tą byloja perplėšti marškinėliai. Taip, manau, kad jis labai yra patenkintas rezultatu. Priminkit, kas pirmas Lietuvos Galiūnų sporte įvedė tą sudraskomų marškinėlių madą? Saulius Brusokas ir Vidas Blekaitis? Labiau atrodo, kad Saulius Brusokas tradiciškai darydavo praktiškai kiekvienose varžybose. Vidas Blekaitis gal daugiau tos šuoliukus piruetus, ar ne? Taip. Arba tradicinį bačkos neužkėlimą ant pakilos. Gerai, na žiūrime, Modestas Struckus puikiai pasirodęs tarptautinėse varžybose 3 kartai, norint Audrių Jokubaitį, vieną iš savo konkurentų,
pavyti, jam reikia dar vieną kartą iškelti, laikas negailestingai. Minutė, ar ne, Žydrūnai? Taip, 1 minutė. Ajajajai, nefiksuoja ir čia gali jam pakišti koją. Nejaugi ir Modesto Struckui neparanki šitą rungtis. Na, taip, iš tikrųjų, Modestas rasto kelime labai stiprus, atrodo, tie patys raumenys dalyvauja, bet čia labai svarbi technika ir kol kas svarmens kelimas virš galvos viena ranka šiek tiek atsilieka jam. Tomas Šliūpas 6 kartai, labai rimtas pareiškimas, neliko nepastebėtas, 1 vieta, maksimalus taškų skaičius hantelio kelimo rungtyje, Lukas Mataitis. Taip, užtikrintai, 4 kartai, Audrius Jakubaitis 4 kartai, Modestas Struckus kiek kukliau, o Rokas Černiauskas, mes jį pamiršome, jis tikrai dar, man atrodo, apie save primins. Taip, turėtų priminti. Tomas Šliūpas išsiveržė į priekį, tiesa, tas pranašumas toks sąlyginis, tik tai 0,5 taško, bet kokia atkakli kova trejetuke. Šliūpas, Jakubaitis, Struckus ir Lukas Mataitis, kaip visada, 4. Saulius Kikas, 6. Rokas Černiauskas. Jau darosi įdomu, po 2 rungčių situacija kaista, net nebejoju. Bus įdomu ir toliau. O čia 3 rungtis, pristatykim. 3 varžybų rungtį. Maišų metimas į aukštis. Maišų svoris nuo 15 iki 27 kg. Aukštis 4,50. Laimi tas, kuris permeta visus maišus per greičiausią laiką. Taip, rungtis, kurią visi, bent jau žiūrovai, labai mėgsta. Na, o galiūnam ji yra tiesiog nenuspėjama. Taip, iš tikrųjų, norint gerai startuoti šioje rungtyje, reikia daug treniruotis, labai daug kartų mėtyti, kad automatiškai galėtum mesti praktiškai nežiūrėdamas. Tada gaunasi labai geras rezultatas. Jeigu prieš kiekvieną kartą tu žiūri, kur yra kartelė, tai sugaišti daug laiko. Na, bet kai kurie jau taip įsigudrina, štai taip metimo metu žvilgtelti ir tradicijos nelaužomos. Ar tarptautinio masto galiūnai, ar Lietuvos galiūnai, visą laiką ant 5-6 prasideda bėdos. Taip, su kiekvienu maišu svoris didėja ir taipogi jėgos senka. Tai dėl to vis tampa sunkiau. Ir čia jau prasideda atranka, vienas nepermetimas, nors tu ir aukštai išmeti, gali tave išmušti iš vėžių ir panašu, kad čia noris tik ranką numoti ir kuo greičiau pamiršti šią rungtį. Na, bet turime atskaitos tašką, Robertas Bartkevičius, 4 kartai. Per 25 sekundės, 5 niekaip maišas nepersimetė. Na, o jau nekantrauju pamatyti tą 4. Saulius Kikas 5 vietoje, jeigu neklystu, mūsų ūkininkas maišą irgi prie žemės ūkio darbų. Taip, ši rungtis jam pakankamai gerai sekasi. Šiais metais naudojam 6 maišus, ne 5 ir paskutinis yra 27 kg. Tai truputį yra pasunkinta rungtis, bet labai puikiai. Čia panašu, kad gali būti ir geriausias rezultatas. Taip, tikrai puikus rezultatas. Čia reikės pasistengti jau visiems, norint pagerinti šį rezultatą. Na va, kaip gerai, 20 sekundžių, čia irgi intriga, Saulius Kikas kils aukščiau. Tuo net nebejokime, iš 5 tikrai kils aukščiau, tik tai klausimas kiek. Čia Rokas Černiauskas, jis kol kas 6, žiūrime. Pirmas maišas buvo labai aukštai išmestas. Na, žinot, tiek sprogstamosios jėgos sukaupta. Puikiai, na, dabar prasideda atranka didžioji. Taip, suprantate, Rokas Černiauskas gerai išsibavo, gražu, na. Puikus metimas, iš tikrųjų, Rokas neaukšto ūgio, jam ta rungtis truputį sudėtingesnė, bet jisai turi labai stiprią nugarą, kuri padeda šioje rungtyje. Kiek sakė, 27 kg. 27 kg ir trūksta pakankamai nemažai. Tai aišku, kada tu dalyvauji varžybos, tikiesi, kad vis tik pavyks, bet iš šalies žiūrint matosi, kad... Iš šalies žiūrint, noris pasakyti, mes tą maišą, viskas užtenka. Tikrai matosi, kad jau nelabai pavyks. Ir jėgų nemažai išeikvota, bet šiaip pasigėrėjimo vertas rezultatas. Taip, 5 maišai ir tikrai geras laikas 5 maišų. Na, kol kas Kikas ir toliau karaliauja šioje rungtyje, iš toli čia Struckus, taip? Modestas Struckus. O vat Modestui Struckui čia labai... Ojojoj, klaidelė iš karto su pirmu... Apmaudi klaida su pirmu maišu. Antrą kartą pavyksta, bet iš tikrųjų labai išmuša iš vėžių. Šitoj rungtyje, jeigu padarai klaidą, tai
labai sunku jau atsistatyti. Na, atrodo, jau pagavo ritmą. Bet Modestas atrodo visai neblogai dabar su kitais maišais. Ir su kokia, kaip čia pasakyti, atsarga permetama. Skiko jau nepavys, na, kaip su to 27, kad gali, tai faktas. Taip. Gražu. Na, nepatenkintas, taip, ten ir varžybų pranešėjas akcentuoja. Tas pirmas, va, kaip tik turbūt jį ir pamatysime, ar ne? Ne, čia jau tolimesnį, bet tas pirmas, taip, išmušė iš vėžių. Ir net pirmo maišo metimas antrą kartą irgi buvo labai netikslus, bet pasisekė, kad persirito per kartelę. Jokubaitis, pirmas yra, antras yra, trečias net nebejoju bus. Na, dabar prasideda 12 sekundžių su laiku, Skiko tikrai nepavys, ten fantastiškas rezultatas. Su laiku nepakovosi, bet jeigu visus gražiai permesi, kol kas nei vienos klaidos Jokubaičio. Taip, tempas nėra greitas, bet be klaidų. Ir, Na, kol kas na, truko tai nedaug. truko nedaug ir jėgų daug jau išnaudota. Viskas. Aš įsivaizduoju, ta atmosfera daro savo, ar ne? Ir žiūrovai tave skatina, ir pranešėjas, bet, na, čia jau tik tai jėgų eikvojimas. 5 maišai, kiek? Kol kas geriausias 5 maišų, permetimas buvo 19 sekundžių, čia 5 maišai per 22 sekundės. Kokia kova tarp to ketvirtuko? Dar kartą, Žydrūnai, kartojusi tą pačią frazę, kaip yra įdomu stebėti varžybas, kai lygiaverčiai ir panašaus pajėgumo galiūnai. Taip, iš tiesų, kada keli sportininkai yra vienodo pajėgumo, tai varžybos tampa tikrai azartiškos ir labai įdomios žiūrovams. Tomas Šliupas kol kas po 2 rungčių lenkia visus savo oponentus, bent jau artimiausią pusę taško ir be klaidų. Skiko rezultato nepakartos, bet tuo ir išsiaiškinsime, ar ta paskutinė laimėta rungtis buvo atsitiktinumas ar ne. Ir 27 kilogramai. Saulius Skikas tikrai puikiai pasirodė šioje rungtyje, su puikiu rezultatu užtikrintai laimėjo šią rungtį. Čia turbūt viskas, Šliupo jau. Na, labai bus įdomu rezultatą pamatyti. Čia 22 bendra po 3 rungčių. Skikas pirmas šioje rungtyje, bet taip. Skikas pirmas, Truckus antras, Černiauskas trečias, Audrius Jokubaitis ketvirtas, Tomas Šliupas tik tai 5, barsto taškus ir Lukas Mataitis netikėtai tik 7. Taip, iš tiesų pasikeis turnyro lentelė šiek tiek. Tik vat labai įdomu, kaip čia dabar tas nerimastingas laukimas. Žiūrim. Truckus, man atrodo, mostels į viršų su Jokubaičiu. Taip, Truckus. Ir atotrukis 1,5 taško, kaip viskas čia pasikeitė. Truckus pirmas, Jokubaitis antras, nuo Jokubaičio tik 0,5 taško atsilieka Šliupas, Saulius Skikas išstumė Mataitį iš ketvertuko. Bet ten irgi tik tai 1 taškas. Kokia kova. Įdomus stebėti, Žydrūnai. Be abejo. Pristatau pačią sunkiausią rungtį – pritūpimai. Svoris yra 280, laiko limitas minutė. Laimi tas galiūnas, kuris padaro daugiausiai pritūpimų su šito gražiu prietaisu. Įvardino Saulius Brusokas, pristatau pačią sunkiausią. Dažniausiai tai pati sunkiausia būna paskutinė. Šį kartą tituluota šita rungtis. Na taip, iš tikrųjų svoris didelis, 280 kg. Jeigu daryti šią rungtę paskutinę, tai jau manau, kad ne visi sportininkai ją įveiktų. Vis tik tai reikia dar šiek tiek jėgų turėti, nes ypatingai dar šiek tiek sunkiau, kaip ir minėjau, hantelio kelime, kad yra ant smėlio, tai truputį minkštesnė danga. Tai laikyti 280 kg svorį ant pečių ir pritūpti su juo yra pakankamai sunku ir sudėtinga. Į ką čia reikia, Žydrūnai? Čia jau svoris vienodas visiems, 280, kiek pritūpimų padarysi ir atsikelsi, tiek ir skaičiuojama. Taip, Į ką čia reikia atkreipdėmėsi? Na, kad nugara čia svarbiausia dirba, faktas, kas dar? Na čia iš tikrųjų Kojos. ta rungtis, kur labai sunku padaryti kažkokią klaidą ir jau lemia taip, kaip tu iš tikrųjų esi pasiruošęs. Turi stiprias kojas, stiprią nugarą, tai daug kartų ir pritūpsi.
Aišku, galbūt svarbiausias čia dalykas truputį skiriasi nuo pritūpimo su štanga, kadangi prietaisas yra didelis, čia yra ašis Apolono, tai yra storesnė, truputį kitokia pozicija, kada tu pasiemi ant pečių ir balansą pajausti, kad būtų vienodas balansas, nebūtų nei kairė, nei dešinė Nes tas svorio išmuša, ne? centras. Taip, iš tikrųjų, jeigu pasiemi nelygiai, tada galima padaryti kur kas mažesnį rezultatą. Tomas Šliupas jaunas sportininkas, gal šiek tiek plačiau apie jį? Taip, pakankamai jaunas sportininkas, jisai su kiekvienais metais progresuoja, labai žiūri atsakingai treniruotės, treniruojasi, turi namuose puikią sporto salę, kurioje Čia dabar madinga, daug kas pradėjo turėti namuose sporto salės. pats susimontuoja įrangą, kaip minėjau, hantelius gamina, tai sportininkas, manau, su kiekvienais metais progresuos ir tikrai turi visas galimybės tapti vieną dieną stipriausių Lietuvos galiūnų. Žodžiu, šviesią ateitį jam piešite. Taip, ir tarptautinėse varžybose yra dalyvavęs, tai tikrai vienas iš perspektyviausių Lietuvos sportininkų. O čia apie tą balansą, kur šnekėjote. Čia pavyzdys Žydrūno žodžių. Vienas kryptelėjimas ir iš karto žymiai daugiau jėgų išnaudoji. Trečias, Rokas Jokubaitis. Kažkaip paskutinį kartą seniai bematėme Roko to salto. Įdomu, ar šiandien pamatysime. Na, dažniausiai pamatom, kada būna atkelimas, Roko stipriausia rungtis, arba apdovanojimuose. Arba apdovanojimuose. Na, pasižiūrėsime, ar pamatysime apdovanojimuose, bet kol kas kova labai atkakli. Taip, 3 kartai. Na, vidurkis 3-4 kartai. Šliupas, kiek, man atrodo, 4, ar ne? Atrodo, kad 4. 4, tai dabar Modestas Truckus. Matydamas, kaip kiti pasirodė, tai turbūt jisai puikiai supranta, kad čia yra jo šansas didinti pranašumą. Manau, kad taip, aišku, irgi nėra čia stipriausia Modesto rungtis, bet manau, kad turėtų 5 kartus pritūpti. 3 atkelimai, na svarbiausia jo, 5 jau jam garantuotų labai gerą taškų santykį, 4, tai pakartota ir laiko dar yra. Taip, matos, Truckus protingai kaunasi, ar ne? Varžybose nėra to tokio isteriško tempo, apskaičiuota, apgalvota, viskas nepavyko. Tik tai 4 kartai. Atkakli kova ir toliau tęsiasi. Neužskaitytas buvo vienas bandymas, tikriausiai per mažai įtupė sportininkas. Na, o čia dar vienas galiūnas, visų vidurkis 4, Saulius Kikas. Jis jau išstūmė Luką Mataitį iš 4, dabar jis įsitaisęs jame. Na, pažiūrėkime į mūsų ūkininką, kuris šiandien, drįsčiau sakyti, labai garsiai apie save primena ir negalima nesižavėti juo. Užsispyrusiai, pelnė žiūrovų simpatijas. Labai gera technika, atrodo pakankamai gerai šioje rungtyje. Bet ten toks mažas niuansas su tuo įtupstu. Pernelyg giliai įtupsi jau vargu bau ar atsikelsi, ar ne? Taip, iš Per tikrųjų. trumpai tave Brusokas nubaus. Taip, iš tikrųjų, čia yra tokia jau rungtis, kurioje, kaip ir jėgos trikovės varžybose, daug sportininkų gauna blogus teisėjų vertinimus. Aišku, reikia truputį giliau įtūpti, kad nerizikuoti. Saulius Kikas 5 kartai galėjo dar ir 6. Palaukit, o kiek užfiksuota, ar 5 ar 4? Rodo, 5. kad 5 tikrai puikus rezultatas Sauliui. Užbūrė Saulius Kikas ir jis... Taip, 5 kartai, tai yra labai svarbu. Lukas Mataitis grįžta į 4 panašu. Burbulų rungtyje 6 kartai, Kikas 5 kartai, Tomas Šliupas 4 kartai, lyderis Truckus 4 kartai. Na, žiūrime, kaip atrodo turnyrinė lentelė, kokia kova, pasigėrėtina. Pusę taškų čia bus svarbus. Truckus išlaiko 2 taškų pranašumas, Tomas Šliupas į viršų kyla, Saulius Kikas į viršų kyla, Lukas Mataitis grįžta į savo mylimą 4, Audrius Jokubaitis krenta. Na ir žiūrime, 2 taškai tarp 1-2, 2 taškai tarp 2-3 ir 2-4. Ojojoj.
Na, pristatome dar vieną rungtį. Metimas į tolį. Šita rungtis Galiūnų reikalauja labai sprogstamos jėgos. Beje, šita rungtis buvo vykdoma labai seniai. Nepasakysiu, kiek metų atgal, bet labai seniai. Tai šiandien bus Galiūnam proga išbandyti savo jėgas šitoje rungtyje. Na, Žydrūnai, čia jau norim jūsų paaiškinimo. Taip, čia ta rungtis, nuo kurios prasidėjo Lietuvos Galiūnų sporto istorija. Prieš 35 metus, kada aš pirmą kartą pamačiau Galiūnų varžybas Lietuvoje, tai buvo viena iš rungčių ši rungtis, 25 kg akmens luito metimas į tolį, labai buvo populiari. Dabar ši rungtis yra naudojama tikrai pakankamai retai, tai norisi, kad ir žiūrovam būtų įdomiau, ir Galiūnam pasivaržyti. Tai visą laikį traukiam tas senas rungtis. Tikrai įdomi rungtis. Kartu dar toksai ir šviečiamoji programa, ar ne? Taip. Paskutinį kartą ši rungtis buvo Lietuvos Galiūnų čempionate Zarasuose prieš kažkur 15 metų. Oho. Ta kartą man pavyko pagerinti Lietuvos rekordą. Buvo tikrai puikus rezultatai. Koks rekordas buvo, jei nepaslaptis? 7,40, jeigu dabar nesumeluočiau. Reikėtų, aišku, pasitikrinti, bet apie 7,40 m. Čia kol kas geriausia 6,40. Vytenis Pauža numojo ranka, nepatenkintas jisai savo pasirodymu, 4 metrai, bet mes dabar labai atidžiai žiūrėkime į visus Galiūnų pasirodymus. Šiaip žiūrint į šį luitą, tai tarsi su paėmimu viskas gerai, patogu. Taip, iš tikrųjų. Nėra karšta, neslysta, paimti gerai. Pakankamai yra patogu. Alvydas Kirkliauskas, Galiūnas iš Marijampolės, prieš daugybę metų dalyvavo varžybose Japonijoje, kur šioje rungtyje buvo metamas 25 kg aukso luitas. Tai iš tikrųjų buvo įspūdingos varžybos. Oho, čia tai bent. Robertas Bartkevičius irgi neblogai pasirodė. Skaičiuojamas, kur nukrenta, ar ne? Ne kur nurieda. Taip, ten, kur nukrenta, kur liečia žemę, kaip ir lengvoje atletikoje, panaši rungtis. O čia Modestas Truckus vėl apie save rimtai primena, 6,50, solidu? Taip, puikus rezultatas, jau tikrai toks didmeistriškas. O Tomas Šliūpas, na, gal ateitis yra dabar? Turi kol kas visus šansus laimėti šį etapą. Ne, 5,60, šiek tiek kukliau nei Modestas Truckus. Technika nebuvo labai gera, iš tikrųjų tas užsimojimas nebuvo techniškai teisingas, nes reikia kuo giliau tarp kojų įleisti, kad būtų didesnė amplitudė tada. Išsibavimo. Ir tada tikrai kur kas toliau skrieja akmuo. Gerai, visų daugmaž tų, kurie kaunasi dėl pirmos vietos 5,50, Modestas Truckus tik tai virš 6, čia Lukas Mataitis, na viską daro taip, įsibuoja, meta. Paėmimas nėra irgi labai geras, iš tikrųjų reikėtų imti platesnėje pusę, o šitaip centrą pagauti yra sunkiau ir akmuo, kada sukasi, jisai arčiau nukris bet kokiu atveju. Prašau, kiek niuansų. Jeigu tu meti su sukimusi, automatiškai mažesnis atstumas, tai bus. Taip, nes jisai gaunasi ne į plotį, bet į aukštį tas ilgis ir aišku, automatiškai, kad jis greičiau palies žemę. O čia gerai, čia taip atkreipiam dėmesį, viskas kaip ir jūs sakėt, 6 metrai. Donatas Maskolaitis driokstelėjo šioje rungtyje. Na, žiūrint į Galiūnus, kieno technika kol kas geriausiai jums pasirodė? Modestos Truckaus kol kas atrodė, Maskolaičio puikiai ir Audrius Jokubaitis labai teisingai viską daro. Wow, čia viskas gražiai. Audrius Jokubaitis 6,80, man atrodo, ir Truckui nušluostė nosį. Taip, labai teisinga technika, rankos turi būti labai ištiestos ir kuo tiesesnės rankos, tuo geriau. Taip, matom, Vytenis taip pat neteisingai meta. Bet, o kodėl Pauža metė prieš tai, jo buvo 4 metrai, čia antras raundas? Sportininkai turi 3 bandymus. Ir fiksuojamas geriausias. Fiksuojamas geriausias rezultatas. Na, kol kas geriausias yra 6,80, čia jau aš jūsų akimi žiūriu, Žydrūnai, nėra to didelio įtupsto, ar ne?
Bet Roko Černiausko visai nebloga, palyginti technika buvo, aišku, galima daug didesnį įtūpstą, bet rankos buvo ištiestos, tai visai neblogai. Tik aš dėl to laikymo jūsų nesupratau, kaip čia geriau laikyti. Tai vat kaip Robertas laiko, nes yra stačiakampis, tai turi siaurė, trumpesnė stačiakampio kraštinės turi būti rankose. Tada rankom paimti yra patogiau ir kritimo atveju yra geriau. Gausų žiūrovų būrį Aukštupėnų poilsiavietė prie Kupiškio marių, tikiuosi ir prie televizoriaus ekranų. Daug BTV galiūnų sporto gerbėjų sutraukė Lietuvos galiūnų čempionato antras etapas. Labai įnirtinga kova, jeigu pražiopsojote pradžią, prisijunkite dabar, nes daug lygiaverčių galiūnų ir tarp 4 galiūnų vyksta labai atkakli kova. Tai yra Tomas Šliūpas, Saulius Kikas, Rokas Jakubaitis, Modestas Struckus, Lukas Mataitis šioje kovoje. Na, o čia rungtis, kaip Žydrūnas sakė, atgaivinta po daug metų, prieš 15 metų buvo tokia rungtis. Čia yra duoklė šlovingai praeičiai. Sužinojome iš Žydrūno lūpų, kad gerbiamas Kirkliauskas Marijampolietis, galiūnų legenda, vienose varžybose ne akmenį, o aukso luitą mėtė. Čia jis pasims paskui, Žydrūnai. Taip, ir spaudoj buvo rašyta, tikrai įspūdingos varžybos, tai jos vyko Japonijoje, tai šioje rungtyje buvo mėtamas aukso luitas, o karutėje buvo vežamas dramblys. Neįtikėtina, jau taip ir gimsta legendos. Audrius Jakubaitis tyliai primena apie save. Modestas Struckus 2, Šliūpas 3, Černiauskas gerina savo rezultatą, Skikas šį kartą kukliau. Na, ką reiškia kukliau, kad visų rezultatai labai vienodi, 5,50, 5,36, ten lemia 10-20 cm, na ir žiūrime. Modestas Struckus rimtai apie save pareiškė, jau 3 taškų pranašumą, Šliūpas 2, 3 Jakubaitis, 4 Kikas. Na, 2-3 vieta dar nieko čia neaišku, ar ne? Taip, dar viskas gali keistis. Po 5 rungčių rezultatas toks, o mes keliaujame, ko gero, į lemiamą rungtį. 210 kg. Vyrai turės nešti šitą didelį svorį tarp kojų. 15 metrų pirmin, 15 metrų atgal. Laimi galiūnas, kuris įveikia distanciją per trumpiausią laiką. Na, čia bus varžomasi poromis, tai irgi labai įdomi akistata, atitinkamai kas kokias vietas užėmė. Tas ir varžosi poroje, tai faktas, kad matysime 1-2 vietą besikaunant tarpusėje. Beje, Žydrūnai, norėjau paklausti, seniai bematyti akmenų sukelimai? Taip, bet pamatysime tikrai šiais metais dar akmenų kelimus. Čia rungtis buvo parinktos prie smėlio dangos. Ši rungtis ant smėlio buvo nešta Elektrėnuose prieš kelis metus Europos komandiniai tauriai. Sportininkam taip pat yra pakankamai sunki rungtis ir sportininkai nemėgsta šios rungties. Tų akmens sukelimo? Šitos rungties. Ai, šita taip. Nešimas tarp kojų, angliškai vadinama duck walk arba ančiukų pasivaikščiojimas, nes sportininkai krypuoja eidami kaip ančiukai. Na taip, ir daug jėgų, ir daug kantrybės pareikalauja, apkrova ir kojom, ir delnams. Visai kažkaip suprantama, ypač ant smėlio suprantama, kodėl jinai nemėgstama. Taip, čia reikia stiprių pirštų, nes kad išlaikyti 210 kg tokią distanciją reikia turėti labai stiprius pirštus, taip pat stiprias ir greitas kojas, nugarą, tai rungtis, kurie dalyvauja visi kūno raumenys. Taip, reikia nukeliauti 15 metrų pirmin, 15 atgal, kol kas geriausiai ir toliausiai nukeliavo Pauža 23 metrus, o čia Rokas Černiauskas su Luku Mataičiu. Lukas Mataitis atrodo gimęs šiai rungčiai. Neblogai sekėsi, bet ant tų žodžių iškrito. Ir dabar matome, kad jau sunkiau kur kas. Ir Rokas įveikė čia, dabar reikia susikaupti ir grįžti. Kaip įdomiai šioje rungtyje, tai vienas, tai kitas, tai vienas, ne kitas. Šioje poroje panašu, kad svarbiausia, kas padarys mažiau klaidų. Taip, čia iš tikrųjų
vyksta tikros lenktynės. Vienas sportininkas padeda svorį, tada kitas aplenkia. Žiūrovam tai yra tikrai viena iš įspūdingiausių rungčių. Neįtikėtina, dabar jau buvo petys į petį, Rokas Černiauskas griūna, kaip prieš tai Lukas Mataitis. Tikrai puikia pora, puikia dvikova. Ir žiūrėkit, Žydrūnai jau po metrą nešama. O čia tai yra reginys. Viskas, laikas baigia. Žinau, matyt, ar ne, Lukas Mataitis dar 5 cm su lyg švilpuku. Taip, panašus labai rezultatas bus dabar abiejų sportininkų. Man atrodo, Saulius pastebėjo šį viražą, bet kokia kova. Lukas Mataitis pradžioj driokstelė, nes ilgą laiką be jokio sustojimo nunešė, bet vėliau, aišku, jėgų reikėjo. Na, Saulius Kikas ir Audrius Jokubaitis. Ir vienas, ir kitas. Šiandien kažkaip drįstant, jeigu prie Modesto Struckaus, Audriaus Jokubaičio mes pripratę, tai šiandien Sauliaus Kiko triumfo valanda. Taip, iš tikrųjų puikiai atrodo. Laimėjo maišų metimo rungtį. Kitose rungtyse taip pat buvo prizininkas. Tikrai puikus pasirodymas. Audrius Jokubaitis labai gerą tempą demonstruoja. Ir žiūrėkit, be sustojimo, kaip viską jisai apskaičiavęs, lieka keli metrai. Saulius Kikas irgi nepasiduoda. Taip galima, kodėlgi ne? Taip galima, nedraudžia taisyklės. Na čia, kaip neprisiminsi to lietuviško posakio, nagais dantim link pergalės, ar ne? Čia labai jisai tinka. Taip, čia tikrai, iš tikrųjų, ta paskutinė rungtis vis tik buvo galbūt ši sunkiausia rungtis. Na, įsivaizduoju taip, kad jau po šitos rungties tai jau marškinėlius galima kiekvienam galiūnui gręžti ir taip kristi visiškai be jėgų. Labai gražiai simbolizuoja šią rungtį Sauliaus Kiko nukritimas. Tai parodo, kaip sportininkai jaučiasi. Iš tikrųjų, kojos būna taip pavargę, kad sunku jau paeiti. Ir Saulius Jokubaitis 29, Saulius Kikas 29, Jokubaitis 37 metrai. Na, o čia pirma ir antra vietos. Ir Šliupas mostelė į priekį. Kas pirmas darys sustojimą? Struckaus? Šliupas vis dar. Nes Struckaus pirštai yra silpnesnė grandis. O Šliupas? Be sustojimo? O panašu ir trauma čia kažkas tai. Panašu, kad čia ta pati vieta, kur matėme Modestas susižalojo Kaune vykusioje pasaulio taurėje. Taip. Ir vis tik tai dar, kad ir praėjo 2 savaitės, bet jaučiasi. Ir jinai primena apie save. Ir tai yra pavojinga, nes tu barstai taškus. Jeigu tave aplenks 5-6. Ir Struckus, man atrodo, tą supranta, tie 3 taškai dar nieko gero negarantuoja, ar ne, Žydrūnai? Taip, iš tiesų, nes daug sportininkų gali būti tarpe ir tai kainuotų aukštą vietą. Žydrūnai, man atrodo, šią rungtį, ypač kurią mes matėme, reikėtų parodomąją rodyti, koks yra galiūnų sportas, kai tu per traumą, per negaliu įveiki save, savo galimybės. Neįtikėtina. Taip, iš tikrųjų, graži šios dienos pabaiga su šia rungtimi. Ir fone Modesto Struckaus dejonės, bet jisai galėjo sustoti, nes matėme, kad jau ta trauma pasireiškia, kai jis ten 15 metrų nunešė, bet vis tiek įveikė 26. Jokubaitis puikiai pasirodė 37 sekundės, įveikė visą distanciją, vienintelis įveikė. Saulius Kikas, perkančios žvaigždės 2, Tomas Šliupas 3, Černiauskas 4, na ir kur Modestas Struckus, kaip ir sakiau, tik tai 6. Na ir žiūrime, štai tokie svarmenų nešimo tarp kojų rungtis ir galutiniai, olele, neužteko Modestui Struckui tų 3 taškų. Neužteko ir Jokubaitis paskutinėje rungtyje jį aplenkė. Tik pusę taško. Tik pusę taško. Tomas Šliupas 47,5, Modestas Struckus 47,5. Struckus dėl to, kad daugiau rungčių laimėjo turbūt, ar ne? Antras. Taip, pagal rungčių aukštesnę rungtį laimėjo. Čia tai bent Audrius Jokubaitis. Beje, jeigu neklystu, paskutinėse varžybose, kai buvo Kupiškyje, ten irgi buvo čempionais, tapo tada Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Taip, iš tikrųjų taip. Tada antri liko Tomas Šliupas, Lukas Mataitis. Ten buvo komandinės.
Bet čia vėl tos pačios pavardės. Audrius Jokubaitis, tai yra neįtikėtinas dalykas. Modestas Struckus turėtų giliai atsidusti. Ir trauma atsinaujino, ir paskutinėje rungtyje kritimas į antrąją vietą, kai tu beveik visose varžybose buvai pirmas. Taip, iš tikrųjų apmaudu, kada pirmauja ir paskutinėje rungtyje pritrūksta pergalė. Ir labai norėtųsi didelę džiaugsmo odę, pagarbos odę štai šiam žmogui sudainuoti, Tomas Šliūpas. Su šitą pergalę. Ačiū. Aš buvau teisėjas ir tavo treneris ir stebėjau visas varžybas. Tau iš pradžių sekėsi banguotai labai, bet aš tau žinau charakterį. Tu parodė paskutinėje rungtyje charakterį. Šaunuolis. Kaip tau pačios varžybos praėjo? Buvo ir sunkių epizodų, buvo ir lengvesnių, bet čia ant smėlio sunku varžytis. Ant smėlio žinau, kad tikrai sunku varžytis, bet tu tikrai su tokiu charakteriu, tu eisi toli. Linkiu tau sėkmės toliau. Ačiū. Tik treneris gali tokius žodžius gerus, įkvepiančius pasakyti. Taip, motyvuoja sekančiam varžybom. Audrius Jokubaitis taip laikės, figuravo tam ketvertuke, bet paskutinė rungtis, iš tikrųjų, reikia pritarti Sauliui Brusokui, štai ką reiškia charakteris. Ir štai kokios įdomios dar vienos Galiūnų varžybos, šį kartą iš Kupiškio. Kur toliau, Žydrūnai? Sekančios varžybos Radviliškė, pasaulio komandinė taurė. Iki susitikimo Radviliškė. Iki.